Iš principo, manau, kad rezultatas neblogas, mes esam viena pergalė nuo pirmos vietos, tai sakyčiau viskas neblogai. Galbūt paskutinės rungtynės norėjusi senais metais laimėti, bet su klubom, tai principė, jeigu ne tas pralaimėjimas, sakyčiau, kad viskas yra neblogai, nes žaidėm didžiąją dalį sezono be vieno vidurio puolėjo, turėjom tik tai Arną Tilindę ir Igną pasipildėm galė tik tai metų, tai žodžiu, išspaudėm, manau, visai neblogą rezultatą ir tikiuosi, kad antras ratas bus truputėlį daugiau negu 11. Kuriuose rungtynėse jūsų nuomonė komanda įgijo daugiausiai patirties, o kuriuose pamokos buvo skaudžiausios? Tai aišku, kaip sakyt, patirtis, tai visose rungtynėse kažką gali pasiimti, kažkas naujo nutinka, o patirties daugiausiai turbūt įgijom tą pradžią sezono, nes tikrai ruošėmės neblogai, bet kaip parodė pirmos du rungtynės mes suklupom ir truputėlį matėsi, kad buvom sunerimi, bet tada susiėmėm ir laimėjom 8 kartus iš eilės. Tada vėl suklupom 2 kartus. Ir tada vėl atsistojom, tai žodžiu tokį kalnelį, atrodo žaidžiam gerai, bet jie kartais pralaimėjimai duoda gerų dalykų, nes supranti, kad niekada negali atsipalaiduoti. Tai manau, kad labiausiai išmokom, kad reikia koncentracijos kiekvienose rungtynėse ir visą kitą ateina savaime. Prie komandos neseniai prisijungė Ignas Juškevičius. Ką jis jau spėjo duoti komandai aikštėje tiek rūbinėje? Na, Ignas su savo patirtim ir visų žaidimų bagažu, ką atsinešė, duoda tikrai daug, nes jisai yra didžiulę patirtį sukaupęs žaidėjas nacionalinėje lygoje, daugybę metų praleidęs, tai žaidimu jis tikrai prisidėjo stipriai ir matėm, ką jo debiutą su 60 efektyvumo balų, tai labai džiaugiamės jį turėdami. O kas liečia rūbinę, tai vėlgi jo patirtis, žodis tas tikrai svarbus ir kad rūbinė tikrai sustiprėjo, kad tam žmogui prisijungė. Tai, kaip sakyt, dabar prasideda antras ratas, Ignas jau pat pradžių su mumis ir tada manau, kad jis dar tik parodys tai, ką gali ir mes pamatysim kokio lygio ir koks geras žaidėjas jis yra. Ką labiausiai akcentuojate treniruotėse šiuo metu, ruošdamiesi svarbiausiams sezono kovoms? Na, pagrindinis akcentas dabar po šitų švenčių išsijudinti ir atgauti formą, tai tiesiog grįžti į savo ritmą. Na, o visi kiti dalykai, tai visada dirbam ties to, ko trūks. Truputėlį nukentėjom praeitą kartą prieš šoninę gynybą varžovų. Tai ruošiamės prieš tai užpulti, gynyboje kartais, sakyčiau, prasileidžiam per daug taškų, norėtųsi mažiau, tai gynybinius dalykus turim susidėlioti, na ir aišku, tarpusavio supratimas, turim visi žinoti, ką darys mūsų komandos draugas ir iš ko tikėtis. Žodžiu, sezono dar tik vidurys, liko tam tikri dalykai pataisyti ir mes čia dirbam. Penktadienį komandos laukia išvyka į Klaipėdą ir kova prieš pajėgų LCC universitetą. O šeštadienį Lasta vyksta į Kupiškį. Kokius didžiausius iššūkius matote šiose rungtynėse? Pirminiai turbūt iššūkis tas pati kelionė, nes žaidžiam Klaipėdoje penktadienį, orai nekokie, keliai tikrai bus nekokie, reiks išvažiuoti anksti, tai grįšim vėlai, tada šeštadienį važiuojam į Kupiškį, vėl reikės išvažiuoti ankstyvą rytą, tai kaip sakyti, daug laiko praleisim keliai, o jei kas liečia krepšinio iššūkius, tai kaip sakyti, nuo Klaipėdos mes pirmas rungtynes pralošėm, tai varžovas rimtas ir mes jam labai bandysim pasiruošti, na ir norim atsilošti iš tikrųjų. Tai žinom, kad bus fiziška, greita komanda jaunimo ir tikrai nebūtų jie ten antroje, trečioje vietoje, dabar nepamenu, jeigu nebūtų rimtas varžovas. Tai laukia sunki kova tiek aikšteliai, tiek kelionėje nebus lengva, o prieš Kupiškį niekada Kupiškį nebūna lengva žaisti, nes jų maža salė, prisirenka daug žiūrovų, didelis triukšmas, didelis spaudimas, tai vėlgi nebus lengva, bet tikslas vienas parsivežti 2 pergalės, nes kaip ir minėjau pradžioj mūsų pokalbio, kad mes norim turėti daugiau negu 11 pergalių. Jungus, kaip pasakyti, visai smagiai pasijaučiau, nes esu nemažai žaidęs kolektyvo. Radas, Matas, Kevičius, Arnas, nemažai žaidėjų kartu žaidęs, tai puikiai susipažįstu, tai kaip pasakyti, komandai slėt buvo gan visai lengva. Pati lyga, esu žaidęs, gal 5 metų ir gal, tai visai pasakyčiau yra pasiprėjusi, patobulėjusi daug, sakant, kartų. Vertinčiau visai puikiai tą pačią lygą ir manau, tas įsiliejimas visai pavyko ir smagiai viskas. Kaip sekėsi įsilieti į komandos žaidimą per pirmasis rungtynes? Kas aikštėje buvo lengviausiai, o kas pareikalavo daugiausiai prisitaikymų? Prisitaikymo gal aišku, jau budistas siekti, kaip pasakyti, kad ir žaidęs to lygoje buvau, bet tas važiavimas, tas, sakyti, siekti naujos komandos prieš varžovus, prieš
prieš pačius žiūrovus, prieš viską. Gal buvo šiek tiek jaudulys, bet, kaip sakau, nemažai tų komandų draugų pažįstu. O, kaip sakant, pirmą kartą įžengus į Rūbinę, tai ta atmosfera visai smagi buvo, tas skatinimas, viskas. Šiek tiek šį patį sezoną nacionalinį lygą turėjau sunkumų. Tai, kaip pasakyti, gal tos meilės krepšinį buvo nuslūgusi šiek tiek. Tai, kaip sakau, įėjau į Rūbinę, visi pripažįsta mane, tai palaikė stipriau taip. Ir nežinau, žengiau pirmą, kaip pasakyti, žengiau į aikštelę ir tiesiog žaidžiau tai, ką moku ir viskas puikiai gavosi. Galbūt yra žinutė, kurią norėtum perduoti Milastos fanams? Ateit palaikyti, kaip sakant, kuo daugiau ir kuo garsiau ir pergalės ateis pačios.